Labas vakaras visiems, aš esu Emilis ir šiandien kartu panagrinėsime labai įdomų ETF, kuris įjungia didžiulį dividendų pajamingumą ir tuo pačiu metu kylančią kainą. Tai uždarbis iš dviejų pusių. Bet šis ETF turi dar vieną kabliuką. Ne tik milžiniški dividendai, bet tuo pačiu jie yra išmokami kiekvieną mėnesį. O dar vienas vaizdo įrašas apie dividendus. Kai kurie iš jūsų pagalvos. Tiesą sakant, ne visai. JEPQ mokami dividendai nėra standartiniai dividendai, mokami kas ketvirtį ar ten pusmetį arba gal kartą į metus, kurie yra išmokami iš kompanijos pelno. JEPQ yra pasirinkimo sandoriais arba opcionais pagrįstas investicinis įrankis, leidžiantis investuotojams generuoti pajamas, tuo pačiu investuojant į kompaniją su didžiuliu augimo potencialu. Ir jei vis dar nesuprantate kaip, tai ETF'as duoda ir didelius dividendus, bet ir sutelkia dėmesį į būsimą augimą, tai reiškia savo kapitalo prieaugį, kaip pagrindinė fokusuojasi mūsų žymusis VUA. Tai pasilikite iki vaizdo įrašo pabaigos ir pažadu, kad pasidarys aiškiau. Kad geriau suprastume, kaip veikia šis ETF'as, turime bent paviršutiniškai suprasti, kas yra opcionai ir kaip jie veikia. Nesijaudinkite, ilgai neužtruks ir pasistengsiu trumpai juos aptarti, nelendant per daug į smulkmenas ir tuo pačiu paimant praktinius pavyzdžius. Tai opcionai bendrai yra išvestinių finansinių priemonių sutarties forma, kuris suteikia opcionų pirkėjams teisę, bet ne pareigą pirkti arba parduoti vertybinį popierių už pasirinktą kainą tam tikrų momentų ateityje. Tai opciono pirkėjai už tokią teisę moka papildomą mokestį, kas yra premija. Jeigu rinkos kainos būtų nepalankios opciono turėtojams, jie leis opciono kontraktui baigtis ir nepasinaudos šią teisę, užtikrindami, kad galimi nuostoliai nebūtų didesni už premiją. Kita vertus, jei rinka juda ta kryptimi, kuri daro šį opcioną vertingesnį, tada pasinaudojama pirkimo pardavimo teisė ir čia uždirbama daugiau. Paimkime praktinį pavyzdį, nes čia bus daug paprasčiau. Tarkime, akcija X šiuo metu kainuoja 100 eurų. Ir jei investuotojas mano, kad jos kaina per vienus metus nuo šiandien pakils iki, mažiausiai 140 eurų, tačiau jis nenori rizikuoti visais 100 eurų už šią akciją. Kaip manot, ką jis gali padaryti? Jis suranda investuotoją, kuriam priklauso tokia pati akcija ir sako, dabar aš tau duosiu 10 eurų, bet tu pažadi man parduoti tą pačią akciją kitais metais už 100 eurų. Jei kitais metais akcija kainuoja 130 eurų, tada opciono savininkas eina pas akcijų savininką, pasinaudoja pirkimo teisę ir perka akciją už 100 eurų, jis parduoda ją iškart vietoje ir uždirba 30 eurų. Atskaičiavus 10 eurų premiją, iš praeitų metų jo pelnas yra 20 eurų. Bet kas jei akcijos galiausiai nukris iki, sakykime, 80 eurų? Tada investuotojas nėra suinteresuotas pasinaudoti opcionu ir pirkti ją už 100 eurų, taigi tiesiog nieko nedaro, opciono kontraktas baigėsi, o investuotojas tiesiog praranda savo premiją, kuri šiuo atveju buvo 10 eurų. Bet tai kas šiuo atveju antru atveju laimėjo? Tai akcijos savininkas. Tas, kuris šiaip ar taip planavo laikyti akcijas visus metus ir, taip sakant, neprivalėjo jos parduoti. Tai opcionus bendrai galime suskirstyti į dvi kategorijas. Tai pirkimo ir pardavimo opcionai. Tai pirkimo opcionas, dar kartais pamatysi kaip call pavadinimas. Šio sandorio pirkėjas turi teisę pirkti turtą su turtomis sąlygomis. Tokio opciono vertė didėja kylant opciono turto kainai rinkoje. Ir tuo pačiu antras pardavimo opcionas arba turto rizikingumo arba tas put kainos svyravimų dar kartais vadinamas. Šio sandorio pirkėjas turi teisę parduoti turtą su turtomis sąlygomis. Tokio opciono vertė didėja krentant opciono turto kainai rinkoje. Tai gerai, aptariam tą JEPQ. Taigi JP Morgan, JEPQ ETF valdytojas remiasi opcionais, kad gautų papildomų pajamų. Iš esmės JEPQ išnaudoja įmokas iš pardavimo opciono akcijų, kurias jis jau turi savo portfelyje. Pajamos iš šių įmokų investuotojams skiriamos dividendų forma. Kitaip tariant, dividendai, kuriuos JEPQ skiria investuotojams, atsiranda ne tik iš dividendų, kuriuos suteikia akcijos, iš kurių jis pats susideda, bet daugiausiai iš pačių opcionų sandorių. JEPQ sudaro akcijos įtrauktos pagrinde į Nasdaq 100 technologijų indeksą. Tai čia žinote Apple, čia žinote Google, čia žinote Microsoftą, kuris dabar yra didžiausia kompanija pasaulyje. Tačiau užuot sėdėjęs ir laikęs jas pasyviai, kaip mūsų pavyzdys VUA daro su S&P 500, jis jas išnaudoja opcionų rinkoje. Tada susirenka premijas už šių opcionų pardavimą ir dalį jų paskirsto investuotojams dividendų formą. Ir tai daro netgi kiekvieną mėnesį. Akcentas, kad šiuo metu tie dividendai, distributions iš ETF siekia daugiau negu 10%. Techniškai gauname pasyvias pajamas vis dar investuodami į technologijų gigantus. Ir čia kažkur kyla klausimas. Taigi JEPQ yra grynas dividendinis ETF'as?
Tikrai ne. JPQ papildomų pajamų gauna per pardavimo opcionus, siekiant užtikrinti pajamas savo investuotojams. Kitaip tariant, fondo valdytojai aktyviai uždirba pinigus, naudodami fondo portfelį opcionų prekybai. Žinoma, JPQ taip pat iš aktyvaus valdymo praranda dalį Nasdaq veiklos rezultatų per opcionų pardavimus, esant nepalankiai rinkoje būtent tiems kontraktams. Kitaip tariant, 10% papildomas našumas neatsiranda iš niekur, būtų kvaila tuo tikėti. Nepaisant to, mano nuomonė, JPQ išlieka nebloga investicinė priemonė tiems, kurie prisiema didesnę riziką, didesniam galimam pelnui ir kurie yra atsparus dideliems, sakykime, tam svyravimams ir supranta tą opcionų strategiją. Tai opcionų kontraktų kainos gali suvaldyti tam tikrus svyravimus. Čia, kai opcionų kontraktų kainos kyla esant nestabiliai rinkai, tuo fondas naudojasi ir moka didelius dividendus. Rinkai pamažu rimstant, dažniausiai turime tam tikrą situaciją, kur kompanijos turi stabilesnius augimus, kas pasimatys per patį fondą. Be to, JPQ, kaip ir visi ETF-ai, taip pat turi tam tikrų veiklos išlaidų. JPQ atveju išlaidos didesnės nei daugelio kitų. Jos siekia net 0,35%, bet yra priimtinos. JPQ, kaip matėm, nuolat prekiauja aktyviai, todėl reikia kur kas aktyvesnio vadovų įsitraukimo, už ką reikia susimokėti. Na tai neišvengiamai padidins bendras valdymo išlaidas. Bet vėlgi, už puikias pasyvias pajamas, prisiminkime, virš 10%, kurias pats fondas ir fondo vadovai gamina, pasilikdami tik 35 centus už kiekvieną 100 investuotą eurų, iš mūsų nepavagė tiek jau daug pinigų, aš sakyčiau visai reasonable suma. Tai gerai, pažiūrėkime į praktinę sesiją. Gerai, jeigu mes norėtume nusipirkti būtent JPQ ETF-ą, labai paprastai keliaujame į Freedom24 platformą. Nuėjus pasipildžius sąskaitą, mes keliaujam JPQ, JP Morgan, Nasdaq Equity Premium Income, susivedam jį. Vėl visą laiką pasiskaitykite kit dokumentus, jūs vis tiek prisiema tam tikras rizikas, kur šitie įrankiai skirti, taip sakant, profesionaliems investuotojams. Jeigu priemate, tai akcentas, kad vienas vienetas kainuoja 52 baksus. Tai jeigu jūs norėtumėte nusipirkti, sakykime, vieną vienetą, tai išleisite kažkur 52, jeigu norite nusipirkti 2 vienetus, tai 2 vienetus išleisti apie 104, ir čia pasirenka tiesiog vienetų kiekį. Ir sakykime, jūs norėtumėte mokėti nedaugiau 52 pačių baksų. Čia yra galimybė pakeisti į limit order, gali tiesiog suvesti 52 ir už šitą kainą jums įvyks sandoris, jeigu ta akcija akcijos kaina pasieks 52, arba jūs galite tiesiog palikti čia 0 ir rinkos vertė, tai reiškia dabar momentaliai ir įvyksta sandoris. Tai aš paliksiu 52 tiesiog kaip parodymui, pavedimo nustatymuose įsitikinam, kad nenaudoja maržų, pateikti pirkimo užsakymą, pateikti pirkimo užsakymą. Tai taip paprasta. Labai ačiū tiems, kas žiūrėjote iki pat galo. Tikiuosi, kad jis jums padėjo, toks truputį kitoks ETF-as, kurį nagrinėjame. Labai greitai paskatinsiu užsukti į nuorodas aprašymę, tenais rasite ir naujausią kanalą, kas yra Financial Lithuanians, ir daug darbo dedame tenais. Ir tuo pačiu naujienlaiškį, kuris perlipo beveik 1500 subscriberių, tai čia vienas geriausių finansinių naujienlaiškių bendrai Lietuvoje. Ir paraleliai paskatinsiu užduoti klausimus komentaruose, nes laiks nuo laiko darom tos Q&A sesijas, kur atsakinėju į visus jūsų klausimus. Tai tikrai gausite atsakymą, palikite tiesiog komentarą ir pamatysite patys. Iki susitikimo rytoj.